Tokiu žiemos metu persikilus iš Klaipėdos į Neringą pagalvoji, jog ne tik pasaulio krašte atsidūrei, gerąja prasme, bet ir stebuklingoje ledo šalyje. Neringiškiai teigia, jog kuomet gamta čia imasi kurti ledo skulptūrų eskizus, kurortas tarsi alsuoja antruoju gyvenimu, nes sulaukia gerokai daugiau lankytojų, net pačiamis žvarbiausiamis žiemos dienomis. Bet mes nusprendėme pasidomėti, ar tokia vandens, šalčio ir vėjo simbiozė kuria tik džiaugsmą vietiniams ir svečiams. O gal ir čia grožis reikalauja aukų? O į mūsų klausimus sutiko atsakyti Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis. Na šiaip tai dažniausiai ledas taip ir daro daug džiaugsmo ir vietiniams, ir mums, jeigu jis toks ledas, ant kurio galima užlipti ir eiti žvejoti. Tai tada sezonas atgyja, Lietuva yra žvejų kraštas, mėgstančių agurkais kvepiančių žuvelės ir tada, kaip sakyt, pas mus atsidaro antras sezonas, bet dėja, tai darosi vis rečiau ir rečiau. Yra buvę Neringoj skaudžių atvejų. Man dar yra tekę matyti, kaip reilų ledas lipa į krantą, tačiau baigėsi viskas tuom, kad išdužo keletos namų langai ir ledas sustojo, nors žmonės jau nešėsi daiktus. Na, o jeigu jūs nepakankamai vilioja gamtos kuriamos skulptūros, tam, kad atvykti į Nidą, gal mero kvietimas ateinantį savaitgalį sudalyvauti čia vyksiančioje Stintapūkio šventėje taps akstinu, ne tik pamatyti unikalius vaizdus, bet ir paragauti šviežiai pagautos pajūrio privilegijai priskiriamos žuvelės. O šitas grožis tai mus džiugina, mes visus kviečiame, turbūt čia retas atvejis, kada galima atvykti savaitgalį į Stintapūkio šventę su daugybė ekskursijų, daugybė kitokių pramogų, susipažinti su poledinė žūklė, galbūt prie kranto jau bus galima net pabandyti ant ledo, to nebuvo daug metų, bumbinti stintą ir aišku pamatyti tai, ką, joks turbūt žmogus už gamtą sukurti didesnių grožių negali. Tai mes stengiamės, kad tai išliktų ir kviečiame visus atvykti savaitgalį Stintapūkį.